Skuba sprendimą įsirengti saulės elektrinę lėmė galimybę turėti žalią elektros energiją. Skuba visa grupė įmonių labai vertina gamtą, mes mylim gamtą, mes norim padėti jai. Tai vienas iš sprendimų buvo turėti tikriausiai savo elektros energiją, žaliai pagamintą. Tai reiškia, mes turbūt nuo 21 metų pradžios pradėjom dirbti šio projektu ir dabar mūsų tikslas, vizija yra visus mūsų objektus Lietuvoje maitinti žalią energiją, elektros energijos. Pasirašius sutartį su įmonė Skuba, jau po 2 savaičių mūsų montuotojai darbavosi ant įmonės grupės stogų. Bendrai elektrinės dydis 1,4 MW. Tai sudaro beveik 3800 modulių. Klientas pasirinko stiklas modulius. Stiklas moduliai yra ypatingi tuo, kad iš abiejų pusių yra naudojamas stiklas. Įprasti moduliai yra stiklas plastikas, tai viršutinė yra dalis stiklas, nugarinė plastikas. Stiklas moduliai yra stiklas tiek viršutinė, tiek galinė pusė. Tai leidžia papildomai generuoti ir iš kitos pusės. Jų degradacija yra gerokai mažesnė nei įprastų modulių. Na ir svarbiausia, tai yra ilgaamžiai moduliai, kuriems ir suteikiame 30 metų garantiją. Soliteką pasirinkome dėl to tikriausiai, kad vienas iš aspektų yra, kad tai yra lietuviškų modulių gamintojas. Tada jų siūlomas produktas atitiko Skubos lūkesčius, tai yra mes vertinam labai kokybę, ilgaamžiškumą. Vienas tikriausiai galbūt iš kelių rangovų yra Solitekas, kuris pasiūlė 30 metų garantiją produktui. Kitas dalykas, ne ką mažiau svarbus, tai yra garantija ir aptarnavimas ir reagavimas rangovo į tam tikrus gedimus. Pasirinkus Soliteką mes esame tikri, kad visą laiką rangovą turėsime šalia. Važiuos, padės, pagelbės, jeigu reikės greitai. Kokybiškai sutalpinti tiek, kiek klientas pageidauja, tai buvo tikrai nemenkas iššūkis mūsų visai komandai, tiek projektuotojams, tiek montuotojams. Tai buvo visų stiprus komandinis darbas, be abejo, komunikacija su klientu glaudi. Tikrai noriu padėkoti visai įmonių grupiai Skuba ir Erikui, kuris visada labai operatyvai bei reagavo. Visus klausimus galėjome išspręsti greitai. Tai leido pilnai paleisti elektrinę, tiesa tik į vidinį tinklą. Kad pilnai paleisti elektrinę dar reikia šiek tiek laiko, maždaug apie mėnesį, kadangi įtakoja ESO ir VERT dokumentacijos tvarkymas. Esame numatę plėstis ant visų savo objektų, kurie yra numatyti ateityje statyti. Tai visur ant visų objektų projektuojam taip, kad būtų galimybė įsirengti saulės elektrinės. Kitoms verslo įmonėms dėl saulės elektrinių įsirengimo patarčiau tikriausiai įsivertinti savo galimybės, lūkesčius, žinoma, pasiskaičiuoti sąskaitas ir atsiperkamumus. Pokyčius, kurias pajutome po saulės elektrinės įrengimo, tai yra tikriausiai nulinė sąskaita, nepriklauso nuo elektros energijos tiekėjo. Tai kas yra labai šaunu, susimokam tik tai ESO, ta prasme, už persiuntimą, o nepriklausant tiekėjam nieko nemokam šiais metais.